Jei tu gyveni gyvenimą ir tau atrodo, kad tavo gyvenimas teka pro šalį, o tu tarsi jame nedalyvauji, vadinasi, tu gyveni ne pagal širdį, ne iš meilės, nesi savo kelyje, ar ne, nesi toje tėkmėje, kuri skirta yra tau, bet tu gyveni per baimės rautą ir vadovaujasi protu. Ir kai mes gyvename per protą, mes vadovaujamės tik 5 kūno pojūčiais. Ir tokiu būdu mes esam labai maži ir labai riboti, nes mes pasitikime, tikime tik tuo, ką matome, jaučiame, girdime, užuodžiame, ragaujame. Tačiau protas yra labai labai ribotas, tai yra jis neskirtas kurti gyvenimo. Ir todėl, vadovaudamėsi protu ir suvokdami save tik kaip fizinį kūną, mes gyvename iš pagrindinių 3 trūkumų. Tai yra iš trūkumo saugumo, kai jaučiamės nesaugiai tam tikroje aplinkoje, tarp tam tikrų žmonių, tam tikrose situacijose, kai mes bijom kažką daryti, nes gali kažkas nutikti, kai mes jaučiame trūkumą kontrolės, nes negalim sukontroliuoti nei įvykių, nei žmonių poelgių, nei žmonių žodžių, mes nieko negalim sukontroliuoti. Ir tai yra ne mūsų valioje, to ir nereikia. Mes galim sukontroliuoti tik tai savo mintis, savo veiksmus ir savo reakcijas. Daugiau visa kita yra ne mūsų valioje, bet kuo labiau mes stengiamės sukontroliuoti, tuo labiau mes pasineriam į tą bejėgystę, negebėjimą, nemokėjimą ir nesupratimą. Na ir iš meilės ir pritarimo trūkumo, tai mes stengiamės būti balti, pūkuoti, įtikti, patikti, kad tik tai gautume meilę, kad tik mūsų nepaliktų, kad tik mūsų neišduotų, kad tik mūsų mylėtų, kad tik mūsų vertintų ir taip toliau. Ir tokiu būdu mes tampame neištikimi savo, mes net nebegirdime, mes net nebežinome, kas mes esame. Mūsų tikslas yra gauti pritarimą ir meilę iš išorės. Tokiu būdu mes esam visiškai pasiklydę. Na ir iš visų šitų trūkumų, ar ne, yra 3 trūkumai, iš kurių į tokį didelį srautą, kaip sakiau, sueina baimė. Ir aš baimę išskyriau į 3 pagrindinės rūšis. Tai yra fizinio skausmo baimė, kai mes bijom patirti fizinį skausmą per savo fizinį kūną, ne? Tai sužeidimai, sužalojimai, ten, kai kažkas nuskriaudžia, avarijos ir taip toliau, ligos. Kita rūšis yra dvasinio skausmo rūšis, kai mes bijom būti išduoti, palikti, patirti netekti, tai yra, kai mums labai labai skauda, dvasiškai mums skauda širdį. Na ir trečia rūšis yra mirties baimė, tai yra, kai mes bijome kažką daryti, nes to pasekoje galime mirti. Ir iš tikrųjų, kai aš pradėjau dirbti su žmonėmis, man buvo toks jausmas, kad visos baimės susiveda į mirties baimę, bet iš tikrųjų ne. Yra žmonių, kurie daug labiau bijo patirti fizinį skausmą negu mirti, arba patirti dvasinį skausmą negu mirti. Todėl šiai dienai aš baimę suvokiu kaip 3 rūšių baimę. Toliau. Turime suprasti. Protas, ar ne, 3 trūkumai, baimė. Iš baimės išeina visas spektras visų negatyvių emocijų. Tai reiškia, kad visos negatyvios emocijos, jeigu mes atsektumėm jų seką, kyla iš kažkokios baimės arba galų gale iš kažkokio trūkumo, bet vis tiek visa tai susiveda į baimę, kurią reikia atrasti. Tai yra ir pyktis, pavydas, gobšumas, noras keršto, kova, pasipriešinimas, maištas, kaltė, gėda, savigrauža, saviplaka. Ką be paimtumėm, chaosas, nerimas, įtampa, įsibaiminimas, visa tai kyla iš baimės srauto. Nes kai mes esame meilėje, čia jau iš meilės srauto išsiskleidžia visai kitokie jausmai. Išsiskleidžia džiaugsmas, vidinė ramybė, pasitikėjimas, saugumas, žinojimas ar nežinojimas, kad manimi pasirūpinta. Na ir žinoma, meilė, jinai skleidžiasi iš vidaus. Ir kuo daugiau mes meilės turime viduje savo ir pasauliui, tuo daugiau mes galim gauti meilės iš išorės. Toliau. Aš išskyriau 5 baimių formas. Tai pati tokia lengviausia baimė yra padidėjęs jautrumas. Kai mes esame labai labai jautrus, dirglus arba dažnai ten ką pasakė įsižeidžiam, netgi pradeda byrėti ašaros, tai yra toks padidintas jautrumas, kai mes jautriai reaguojam į viską. Antra forma yra nuolatinis nerimas, kai mes
tarsi gyvenam ir fone jaučiam nerimą ir šiuo metu net nesuprantam, ko mes nerimaujam, tiesiog jisai yra kaip zyzianti foninė vibracija. Trečias momentas tai yra baimė, kurią mes įsivardijam savo kaip baimė. Ar ne? Vat aš bijau viešai kalbėti. Aš bijau, kad mane išduos. Aš bijau, kad mane paliks. Aš bijau eiti į santyki, nes man skaudės. Ar ne? Mes įsivardijam kaip baimė. Toliau, ketvirta stadija jau yra paranoja, kai mums atrodo, kad visų žmonių dėmesys, akis yra į mus. Tarsi kiekvienas pasijėmęs padidinamą į stiklą stebi mus. Stebi, kaip mes, nežinau, ką mes darom, ką mes veikiam, kaip mes kalbam, kaip mes apsirengę, kaip mes atrodom. Tai yra viską. Mums atrodo, kad mes esam centre ir mus visi stebi. Tai jau yra paranoja. Na ir penktoji fazė tai yra panikos ataka. Ir panikos ataka tai yra ilgai spausta baimė ir čia galima panikos ataką sugretinti su greitpuodžiu. Kai kyla temperatūra, ar ne, vanduo užverda ir tada pradeda tas dangtelis šokinėti, šnypšti ir veržiasi garai. Tai panikos ataka yra, kai iš mūsų pradeda virštis ta baimė, kurios mes ilgai nepripažinom, mes su ja nieko nepadarėm, mes jos neapžiūrėjom, nepaleidom, nesuvokėm ir nepavertėm į drąsą ir veiksmą. Kaip kovoti su panikos ataka, aš kalbu savo kursuose ir čia tikrai dabar neišsiplėsiu. Baimės yra vienas stipriausių vidinių mus labai stipriai ribojančių jėgų. Ir kai baimė tampa nuolatiniu mūsų foniniu jausmu, vat, kaip sakiau, ta foninė vibracija, jį pradeda uždarinėti gyvenimo galimybių duris. Mes nebepastebim galimybių, mes turim tik vieną siaurą takelį, kuriuo nuolatos vaikštom. Tai pirma, baimė stabdo mus nuo veiksmų. Kai mes bijom suklysti, būti kritikuojamais, vertinamais, kai mes bijom pasirodyti silpnais, kai mes bijom netekti kontrolės, arba bijom tiesiog būti atstumtais, išduotais, mes renkamės nieko nedaryti. Ir tada gyvenimas tampa mažesnis, nei mums norisi. Mažiau patirčių, mažiau džiaugsmo, mažiau drąsių sprendimų ir mažiau to pilnatvės pojūčio. Antra, baimės labai stipriai siaurina mūsų mąstymą. Fiziologiškai baimė įjungia mechanizmą kovok, sustink arba bėk. Ir tokioje būsenoje yra be galo sunku kūrybiškai mąstyti, kūrybiškai save išreikšti. Taip pat labai sunku priimti resursinius sprendimus ir matyti tą platesnį vaizdą. Mes labai iš siauro taško matome savo problemą. Įsivaizduok, kad kai protas yra susispaudęs, kad tu esi tarsi dideliame miške ir nežinai, kaip iš jo išeiti. Bet kai protas yra atsipalaidavęs ir veikiame per širdį, tai gali įsivaizduoti, kaip mes pakylame virš miško ir matome visą vaizdą iš viršaus. Tai va šitaip baimė sutraukia, suspaudžia mus iki mažo negalinčio. Ir tokiu būdu gyvenimas mūsų tampa tokiu nuolatiniu gaisrų gesinimu, o nejudėjimu tikslų link. Trečia, baimė iškreipia realybę. Tai reiškia, kad mūsų baimės mums sukuria tokį pasaulį, kokio mes bijome, nes baimė linkusi pritraukti tokius įvykius, kad jį pasitvirtintų, kad tai buvo tiesa, kad mes pasitvirtintume. Ir tokiu būdu mes nebekeliam savo iššūkių, neatsiskleidžiam, mes save labai stipriai apribojam ir sakom, pasaulis yra toks, ar ne? Ir kuo labiau mes tikim, kad pasaulis yra toks, tuo labiau mums pasaulis rodo, kad jis yra toks. Ir baimė mus uždaro į mūsų vidinį kalėjimą, kurio duris visada yra atviros. Ir tu bet kada gali iš jo išeiti. Bet kažkodėl mes neinam ir nesiryštam išdrįsti pamatyti tokį pasaulį, koks iš tikrųjų jis yra. Ketvirta. Baimė trukdo kurti ryšius. Labai didelę žalą baimė daro santykiuose, kadangi kai mes esame pažeidžiami, mes bijom būti išduoti, atstumti, neįvertinti. Ir tai reiškia, kad mes uždarom širdį ir laikomės atstumo. Taip pat, kai mes patiriam baimę prarasti kontrolę, mes pradedame kitą žmogų kontroliuoti. Na ir kai
mes turim tą tokią nepasitikėjimo baimę, ar ne? Mes iš tikrųjų liekam vieni, nes mes nieko nepasitikim, mes nieko neprisileidžiam, mes nieko į savo širdį neįsileidžiam. Laikydamiesi atstumo mes patiriam, net jeigu esame santyki, mes patiriame vienatvės pojūtį. Santykiai iš tikrųjų tokiu būdu tampa paviršutiniški ir sukeliantis daug įtampos. Penkta. Mūsų baimė gyvena kūne ir ji tampa nuolatinė įtampa. Raumenų įtampa, nuolatiniu nuovargiu, žarnyno problemomis. Dėl aukšto kortizolio lygio labai nusilpsta mūsų imunitetas, todėl prasideda visokios užkrečiamos ligos ir dažni uždegimai. Tada mes patiriam nemigą dėl didelės įtampos ir didelį dirglumą. Ir žmogus nebežino, ar jis kažko bijo, ar tiesiog jaučiasi blogai. Tai reiškia, kad šita baimė jau pavirsta nuolatinę būseną, kai mes net nesuprantam, kad mes esam baimėje. Labai svarbus momentas. Paklausyk dar kartą. Šešta. Baimė uždaro prieigą prie svarbiausio dalyko. Tai yra prie intuicijos. Kai protas nuolatos skanuoja pavojus, kas gali nutikti, mes negirdim savo gilesnių pojūčių, mes negirdim širdies ir mes negirdim, neidentifikuojam savo kūno signalų. Mūsų kūno sąmonė ir širdis yra patys tikriausi mūsų navigatoriai. Jeigu mes girdim ir suprantam, mes visada žinosim, mums tinka ten eiti ar netinka, mums reikia tai daryti ar nereikia, mes turėtumėm ten būti ar neturėtumėm. Ir tokiu būdu sprendimai priimti iš baimės, o ne iš vidinio tikrumo, ne iš vidinio žinojimo, ne iš vidinio pajautimo. Mūsų gyvenimą pasuka ne ta kryptimi ir ne ta linkme, kurią mes norėtumėm judėti ir turėtumėm judėti, jei gyventumėm vadovaudamėsi širdimi. Na ir septinta, tai baimė vagia mūsų gyvenimo pilnatvę. Baimė mūsų uždaro į nekomfortišką, komforto, vadinamą saugią zoną, dėl to mes negalim augti, patirti, mėgautis, atrasti, pasiekti, sukurti ir taip toliau. Ir mūsų tikslas yra išmokti atpažinti baimės ir jas paleisti. Tada mes galime augti, tobulėti, atsiskleisti, kurti, išskleisti visą savo potencialą ir siekti tikslų, tai yra gyvenimą padaryti pilnaverčiu. Tam, kad galėtum jausti gyvenimą kaip džiaugsmingą, pilną galimybių, bei įgyvendinti savo tikslus ir idėjas, turi išmokti išsivaduoti iš baimių, pirmiausia jas atpažinti, o paskui išsivaduoti iš baimių ir iš trūkumų. Ir pradėti gyvenimą kurti ne per nerimastingą protą ir baimės rautą, bet per širdį, meilę savo, meilę pasauliui, per saugumą, per pasitikėjimą ir per savęs suvokimą, kaip esu. Esu beribė sąmonė ir manimi jau pasirūpinta. Na ir labai svarbu suprasti, kad šio darbo niekas už tave nepadarys. Tik tu gali nuspręsti susitikti su savo vidiniais trūkumais, su savo visomis baimėmis, su savo neresursinėmis pasamoninėmis programomis ir tik tu gali pakeisti savo vidinius konstruktus, nuo kurių ir priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Ir tai yra iš tikrųjų ilgas ir ne visada lengvas procesas, kurį turi pereiti kiekvienas, norintis gyventi kitoj kokybei. Taip kad jeigu tu turi stiprų norą gyventi kitaip, teks prisimti atsakomybę ir padaryti šį didelį darbą su savo vidiniais konstruktais, programomis, emociniais blokais ir pereiti iš baimės rauto į meilės rautą. Ir kuo anksčiau tai suvoksi, tuo greičiau galėsi pasukti savo gyvenimą tą kryptimį, kokia ir norėtum, per kūrybą, per meilę ir džiaugsmą. Na ir jeigu visa tai, ką aš dabar išsakiau, tau rezonuoja, jeigu tu jau pasiruošęs keisti kažką, pasinerti į savo vidinį procesą, tuomet kviečiu tave į kursą. Pradžia, kuri keičia gyvenimą, tai yra saugi erdvė, kurioje gali pažvelgti į savo vidų, suvokti priežastis, kurios tave stabdo, bei
kokie vidiniai įsitikinimai kuria tą chaosą tavo gyvenime. Na ir žinoma, žengti pirmosius žingsnius į pokytį. Grįžti į darną, į vidinę ramybę, į drąsą, į džiaugsmą bei pasitikėjimą savimi. Na ir jeigu tau patiko, spaus patiko. Jei manai, kad gali kažkam būti naudinga, pasidalink. Ir jei esi pasiruošęs šiam procesui, tuomet nuoširdžiai kviečiu prisijungti į kursą ir pradėti giluminį darbą su savimi, kurio tikrai niekas nepadarys, tik tu. Iki.